Dievas nuostabiai kalba apie palaiminimus Saliamonui. Tačiau tai, ką sako Dievas ir suteikia Dovydo sūnui, ne tik įmanoma buvo gauti Saliamonui, bet ir mums. Dievas nėra ribojamas nei laike, nei maloniais skaičiuose. Juk jis yra tas, kuris laimina ir Dievas yra pilnas maloniais. Tad žvelgdami į Saliamono ir Dievo pokalbį daugelis yra apstulbinti, kokio nuoširdumo Saliamono kalbėjimasis su Dievu. Tikriausiai pritarsite, kad kiekvienas turi pasimokyti tokio paprastumo iš šio pokalbio su Dievu. Tai dar kartą mums primena, kad Dievas ateina pas žmonės, kad juos pakviestų dideliems darbams. Dievo valia yra aukščiau už bet kokio kito žmogaus. Ir čia matome, kad Dievas turi planą, kurio dalimi yra Saliamonas. Saliamono santykis su Dievu buvo išties nuoširdus. Bet reikia pasakyti, koks jis nebuvo. Nors Saliamonas ir karalius, tačiau yra tik vienas Dievas karalius. Tad Saliamonas kalbasi su Dievu kaip tikėjimo žmogus su savo viešpačiu. Juk ten pat parašyta, kad Saliamonas mylėjo viešpatį. Šio žmogaus meilė ir pasitikėjimas Dievu yra pavyzdys. Tad gerai pagalvok, ką tu prašytum Dievo, kai tavęs paklaustų. Prašyk, ko nori, kad tau duočiau. O taip, būtent tokį klausimą išgirdo Saliamonas iš Dievo. Ar žinai, kad ir tu gali prašyti Dievo? Malda yra būdas, kaip tą gali padaryti ir niekada neapleisk maldos. Ne vien dėl prašymų, bet dėl to, kad tai yra tavo pokalbis su Dievu, kur skamba tavo padėka ir Dievo šlovinimas. Saliamonui tai buvo puikia galimybė prašyti Dievo, ko tik jis nori. Bet prieš ištariant savo prašymą, Saliamonas kalbasi apie savo gyvenimo situaciją. Su dėkingumu jis pamini savo tėvo Dovydo pavyzdį ir palaiminimus, kuriuos gavo iš Dievo, ir dabar Saliamonas išgyvena, kad tai yra didelis įpareigojimas, kuris pareikalaus itin daug išminties ir jėgų būti savo tautos karaliumi. Jis išties yra nuolankus ir pavadina save tarnu, kurį Dievas padarė karaliumi. Šis momentas Saliamono gyvenime yra dar vienas pavyzdys tiems, kurie yra galios pozicijoje ir užima pareigas, nuo kurių sprendimų priklauso kitų žmonių gerovė, o gal net ir gyvenimai. Saliamonas tai supranta ir ieško atramos pas Dievą, o tai reikėtų daryti visiems – ieškoti atramos pas Dievą. Todėl šis žmogus kalbasi su Dievu apie savo gyvenimo kelią, jausdamas įpareigojimą ir trokšdamas bent kažko panašaus į Dovydui suteiktą gailestingumą. Saliamonas dar nežino, kad Dievas jam yra paruošęs didelius palaiminimus, bet tai priklausys ir nuo to, koks bus pats Saliamonas. Nieko nelaukęs iš daugybės palaiminimų, Saliamonas pasirinko vieną. Tam, kad būtų aišku, turiu pasakyti tai, kad Saliamonas galėjo rinktis bet ką ir Dievas jam būtų suteikęs. Galime tik įsivaizduoti, kokio ilgio palaiminimo sąrašas buvo pas Dievą, kai tą dieną davė Saliamonui pasirinkti. To įrodymas yra ten pat. Išgirsite visai netrukus. Iš viso, ką galėjo prašyti Saliamonas, pasirinko vieną tardamą savo Dievui, suteik savo tarnui imlios širdies. Kas yra imli širdis? Imli širdis visų pirma yra dvasiškai apibūdinama širdies kokybė. Kitais žodžiais tariant, yra supratinga širdis, įžvalgi širdis, paklusni širdis, kuri vadovaujasi Dievo pamokymu ir remiasi meilę, gailestingumu ir pasižymi išmintimi. Štai kokia yra imli širdis. Tokios širdies Saliamonas paprašo viešpaties Dievo. Patarlių knygoje 18 skyriaus 15 eilutėje parašyta: protinga širdis įgyja išmanimo ir išmintingųjų ausis jo budriai ieško. Jūs tikriausiai sutiksite, kad šiandien reikia išminties visiems. Antai Jokūbo laiške mus visus pakreipia tinkama linkme ir pamoko,
kad jei kuriem iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jokūbo laiško 1 skyrius 5 eilutė. Jeigu nekantravote išgirsti apie kitus galimus pasirinkimus, būtinai paskaitykite 11 eilutę, kurioje aiškiai Dievas atskleidžia, kad buvo pasiruošęs Saliamonui suteikti bet kokį palaiminimą ir net tokius, kurie galimai nustebintų. Reikia pastebėti du dalykus. Pirmas, pats Dievas leidžia Saliamonui prašyti, ko tik nori. Antras, tada Dievas pasako, kadangi to prašei. Čia reikia trumpam stabtelti. Dievas pasako, to prašei. Iš visų galimų palaiminimų, kuriuos galėjo Saliamonas pasirinkti ir Dievas būtų jam davęs be uždėlisimo, Saliamonas pasirinko imlią širdį. Dievas jam suteikia imlią širdį ir Saliamonas pasižymės išmintimi ir supratingumu kaip niekas kitas. Juk tokio kaip Saliamonas nebuvo ir nebus. Įdomus dalykas, kad tai dar ne pabaiga, nes Dievas, matydamas Saliamono širdį, matė, kad jis myli savo viešpatį Dievą. Tad Saliamonas, prašydamas Dievo imlios širdies, Dievas ją matė Saliamono širdį jame ir mintis, bei kokiu nusistatymu jis yra. O Saliamonas išties mylėjo viešpatį. Tad dabar Saliamonui Dievas suteikia dar vieną palaiminimą tardamas, suteiksiu ir to, ko neprašei, turtų ir garbės visam tavo gyvenimui, joks kitas karalius tau neprilygs. Kokia nuostabi Dievo malonė, dar nieko nespėjo Saliamonui nuveikti, bet juk Dievo malonė ir yra tokia, kuri tau suteikiama nepelnytai. Tad ne tik jūs, bet ir Saliamonas buvo labai nustebęs, turėjo nustebti, kad Dievas jam paruošė ir trečią palaiminimą, kurį suteiks, jeigu eis Dievo keliais, laikysis jo įstatų ir įsakų, ir tada Dievas tarė, suteiksiu tau ilgą gyvenimą. Neužmirškite, kad Dievas laikosi savo pažadų, tad laikykime savų pažadų pasakytų Dievui. Visa ši istorija mus moko prašyti Dievo tinkamų dalykų. Žinoma, kad gali malda prašyti vienokio ar kitokio dalyko, ir tai nebūtinai, kad patiks Dievui, ar nebūtinai bus palaiminimų sąraše. Ne tau, o Dievui nuspręsti, kokie palaiminimai yra reikalingi, bet prašyti tu gali. Jeigu gerai klausėsi, turėjai suprasti, kad kai prašai Dievo tinkamų dalykų, Viešpats tau suteiks ir dar tave palaimins tuo, ko neprašei. Tai parodo, kad Dievas yra pasiruošęs ir nori tave palaiminti. Jis nori mus visus palaiminti ir suteikti tai, ko reikia, bet pirma, išmokime Dievo prašyti tinkamų dalykų.